Taigi, sveiki gyvi, gerbėmėjai, biliardo mėgėjai, Kijaus meistrai. Šiandien mes susirinkome į paskutinį reitinginį didžiulį Lietuvos snūkerio turnyrą prieš išvažiuojant mūsų rinktiniai į pasaulio snūkerio čempionatą. Liko labai mažai jiems laiko paskutiniams patepimams, paskutiniams pasiruošimams. Ir šią šventišką dieną didžiulio turnyro pradžioje aš norėčiau jums pristatyti vieną žmogų. Galbūt, kai manęs paklausė draugai, kuo tu užsiminėjai, koks tavo hobis yra, aš pasakau, kad, biliardas, jie sako, kokia rūšis, sakau, snūkeris. Tai jie sako, ai, čia tie, kur mikrochirurgai ten per plyšelius tas rutuliukus labai moka išskaičiuoti ir labai tvarkingai padaryti. Taigi noriu pristatyti žmogų, kuris sutiko tapti Lietuvos biliardo federacijos garbės prezidentu, garsų, viena iš vedančiųjų Lietuvos mikrochirurgų, šiuo metu einančių Lietuvos krašto ministro pareigas, Juozas Olekas. Ačiū prezidente, garbūs žaidėjai ir lyderiai ir klubuose ir Lietuvos mastu ir ypač jaunimas, kuris čia nusiteikė šiandien labai kovingai. Iš tikrųjų noriu pasveikinti jūs ir palinkėti garbingos kovos, gero bendravimo, nes žinau, kad čia susirinkę beveik iš visos Lietuvos ir laukiate dar svečių Baltarusijos ir kitų turbūt, kurie prisijungs. Tai manau, kad šitas sportas kaip niekas kitas irgi suartina vienas su kitus ir kaip prezidentas minėjo, ugdo tikrai valią, nes mikrochirurgijai ar tiksliam smūgiui tikrai reikia labai ramių, šaltų nervų. To reikia ir Lietuvos kariui, kad apginti tėvynę. Todėl čia po pasiūlymo, po debatų aš šiek tiek pamastęs priėmiau šį tokį garbingą pakvietimą ir linkiu, kad ir šiandieninė kova ir kovos už Lietuvą, kada išvažiuosi į pasaulio čempionatą ar kada sugrįžti į klubus, surinktų prie stalų vis daugiau ir daugiau jaunimo, nes aš manau, kad tai yra tikrai labai tvarkingas, džentelmeniškas žaidimas, reikalaujantis ir tam tikro pastebimo, to, ko reikia šiandien Lietuvai. Taigi, ačiū ir sėkmingos kovos. Trumpai reglamentą pristatysiu. Kaip visada žaidžiam 4 pogrupiuose, 2 klubai, KN ir Q klubas. Netrukus sužinosite, kas kokiam. Yra patalpinta lentelė Facebook'e ir internete. Kitas dalykas, Paulius pasakys, jeigu kažkam tai klausimų kyla, kas kur žaidžia. Dėl misų, visi prisiminkit, kad iki kiek pergalių žaidžiam, tiek ir misų. Tai liečia grupių žaidimus. Jeigu iki 2 pergalių, tai yra 2 misai. Vyr teisėjas kiekvienam klubui bus atskirai paskirtas, bet jūs žinote, kad lyderiai žaidėjai atlieka vyr teisėjo užduotį ir pareigas, o rytoj bus pas mus teisėjus Sergejus Mažuga iš Klaipėdos, kuris atvažiuos teisėjauti baigiamajam turnyrui. Prašymas šiandieną sužaisti ne tik pogrupius, bet ir 16-tuką. Reiškia, į rytoj turi pakliūti 8 žmonės. Tai jeigu tas įvyksta, tai būtų labai gerai. Aš tikiuosi, kad įvyks, nes greitai žaidžiam. Tai rytoj tada nuo 12 valandos kviečiame į KN klubą 8 žaidėjus. Jeigu neišeis 8, to gal būna daugiau, bet kuo greičiau šiandien sužaisim, tuo anksčiau rytoj baigsim. Dabar apdovanojimai, primenu, kad bus ir už aukščiausią breiką, kuris bus virš 50 taškų. Eigoje nustatysim, kokio dydžio bus apdovanojimas. 1, 2, 3 vietos. Dėl taisyklių pas vyr teisėjus arba į sekretariatą paklausti. Žinoma. Už 100 taškų seriją yra numatyta federacijos specialus prizas. Jūs visi žinot. Tik lietuviam, jo? Tik lietuviam. Tik Lietuvos piliečiams. Deja, kadangi mes generuojam iš savęs tos pinigus, tai čia tik Lietuvos piliečiam liečia. Dėl aprangos kodo. Pagal taisyklės, jeigu žaidėjas pradeda freimą ne pagal reglamentą, teisėjas arba kitas žaidėjas turi teisę užskaityti freimą. Ir taip kiekvieną kartą vyksta, kai jisai pradeda freimą be aprangos kodo. Duodama 15 minučių susitvarkyti tam reikalui, taip kad turėkite omeny. Nes jeigu priešininkas pasiskus, visai gali baigtis tas dalykas. Bet stengiamės iš tikrųjų nešalinti žaidėjų, o taip tiesiog paskatinti tvarkingai atrodyti, nes filmuos mus ir tas yra labai svarbu.
Daugiau. Kaip ir viskas, klausimų neturiu. Jeigu yra baigti vėliau, jeigu baigti pogrupiai, Pogrupiai jau sudėlioti. tai gal galim paskelbti. Ja, galim iš tikrųjų paskelbti. Realiai, pirmą paskelbsiu tuos, kas važiuos tada į kitus klubus, tai KN važiuoja taip. Antras ir trečias pogrupiai, tai yra Tomas Podžiūnas, Vladimir Kalinovskiai, Barinov, Kęstutis Žadeikis, Konstantinas Čelinas, Vadim Šuts, S. Korolkov, Dainius Motiečius, Laimonas Aldonis, Antanas Erdikauskas, Paulius Baltramėjūnas, Vladislav Kalinovskiai, Ajas Čemski, Benas Matejūnas, Nikita Kolpačenko ir kitam pogrupį Simonas Dragūnas, Maksimas Nedorėzovas, Valerijus Paslyk, Rokas Grikšelis, Saulius Zabulėnas, Andrėjus Kuščenko, Edgaras Pušklevičius, Arūnas Sutkevičius, Evaldas Šimanėlis, Denisas Kudalenko, Juozas Martinkėnas, Vilius Jakaitis, Aleksandras Isajenko, Sergej Melničionok ir Andrius Petkevičius. Visi kiti lieka čia, galėsit peržiūrėti lenteles.